Julija Blachinė. Labas vakaras, Lietuvos televizijos žiūrovai. Jūsų ekranuose vėl Europos imtynių čempionatas ir šiandien Vilniuje Utenos pramogų arenoje varžosi moterys. 3 svorio kategorijos, 3 svorio kategorijų finalus ir kovas dėl bronzinių medalių. Jūs matysite per artimiausias 2 valandas. Greta manęs Lietuvos imtynių federacijos viceprezidentas Giedrius Dambrauskas. Labas vakaras. Labas vakaras. Ir Giedriau, gal pirmiausia, užbėgdami įvykiam už akių pasakykim, kad mūsų merginų dėja šioje transliacijoje irgi nepamatysime, nes svorio kategorijos 3, bet šiandien 2 mūsiškės pradėjo kovas ir dėja jau po pirmųjų dvikovų buvo priverstos pasitraukti iš čempionato. Nu, dėja, kaip nebūtų gaila, mūsų sportininkas vėl pralaimėjo pirmasis dvikovas. Nevienodai imtyniavo jos, gal mes vėliau papasakosime apie tas dvikovas, bet tikrai faktas yra tas, kad šiandien mes nematėm nei per paguodos imtynės jų imtyniaujant, kadangi priešininkės vis dėlto nebuvo tos, kurios buvo vertos finalo ir tai vadinasi nesuteikė galimybę mūsų imtynininkėm tęsti kovas dėl bronzos medalio. Tiesiog pralošusios pirmas kovas, jos pasitraukė iš varžybų. O šiandieną imtyniavo būtent 51 kg svorio kategorija Deimantė Butavičiūtė. Šios svorio kategorijos dvikovas mes kaip tik ir galėsime stebėti ant kilimo. Ir po to kovą dėl aukso matysime netrukus. Ir po to bus 59 kg, čia Indrė Bubelytė. Taip, dalyvavo būtent Indrė Bubelytė. Kalbant apie mūsų sportininkę, kuri imtyniavo 51 kg svorio kategoriją, tai šiaulietė Deimantė Butavičiūtė, nors labai rimtai buvo nusiteikus šiom varžybom, dėja pirmoji kovoje matyt sportininkė labai jaudinosi, tikriausiai taip pačios atsakiausios varžybos, kokias kada teko dalyvauti ir negalėjo susikaupti ir jos priešininkė, Šveicarijos imtynininkė, nors nelengvai, bet vis dėlto realizavo savo persvarą ir pasiekė pergalę taškais, bet pasiekė pergalę. Na kągi, o dabar jau visas dėmesys į kilimą. Čia kova dėl bronzos medalių prasideda. 2 jaunos 19-metės sportininkės, gimusios 1990 metais ir galima sakyti, pirmas rimtas sezonas suaugusiųjų varžybose. Ukrainietė Julija Blachinė ir Renata Omilusik iš Lenkijos. Lenkija vilki raudono triko, Ukrainos sportininkė mėlyno triko. Mes matome, kad moteris imtyniauja pagal laisvų imtynių taisyklės, todėl galimi užgriebimai už žemiau juosmens ir neleistiną veiksmą bandė atlikti sportininkė iš Ukrainos. Šiek tiek buvo ranka pasukta prieš sąnarį, iš karto buvo pastebėta tai varžybas aptarnaujančių teisėjų, konkrečiai arbitras, kuris stovi čia šalia jų. Taip pat stabdė kovą ir vėl tiesiame dvikovą matome stovėseną. Tai tęsiant apie taisyklės, vėl tik priminsiu, kad tai yra imtyniaujama pagal laisvų imtynių taisyklės, todėl imtynininkės, matot, pagrindiniai veiksmai vyksta galbūt sugriebus kojas ir bandant pervesti savo priešininkas, taip pat visi leidžiami visi paėmimai žemiau juosmens, taip kad šitą vaizdą mes galėjom stebėti jau vakar ir užvakar. Vakar ir užvakar, galbūt. Vyrai varžėsi. Taip. Moteris į aukščiausio rango varžybos. Štai ukrainietė pelno 2 pirmuosius taškus. Ir kol kas ji įsiveržė 4 taškus arbitrai. Įskaitė Julijai Blachinei iš Ukrainos. Moterys imtynių arenose neseniai atsiradęs reiškinys, galima taip teikti. Dėl to imtynės toks vyriškų sportų buvo vadinama ši sporto šaka. Taip, galbūt moterų renesansas prasidėjo tada, kada jos buvo priimtos į olimpinių sporto šakų šeimą. Tai yra praktiškai nuo užpraeitos olimpiados Atėnuose. Ir dabar jos, matyt, daug didesnis dėmesys šiai sporto šakai yra skiriama beveik visose valstybėse, bet priklausomai nuo imtynių tradicijų. Mes matome, kad ant kilimo pasibaigė pirmas kėlinukas. Labai greit prabėgo tos pirmos 2 minutės. Taip. Julijos Blachinės persvara, beje, ukrainietė yra Europos jaunimo čempionė šį titulą pelniusi pernai, o suaugusiųjų varžybose pernai pasaulio čempionate ji užėmė 3. vietą. Nepaisant to, kad sportininkai viso labo 19 metų ir, kaip jau minėjau, pernai buvo jos debiutas, o dabar jau suaugusiųjų grupėje visą sezoną kovoja. Mes matom dabar tos veiksmus, kurios atliko labai gražiai.
užgriebus koją pervertė savo sportininkę į pavojingą padėtį, tuo pačiu laimėdama 2 taškus Ukrainos sportininkė. Vieną iš veiksmų mes galėjom stebėti dabar pakartotinai savo televizoriaus ekranuose. Na kągi, antras kėlinukas ir manau bus labai sunku Lenkijos imtynikiai prisitaikyti prie tokios kietos Ukrainos sportininkės imtyniavimo manieros. Kol kas labai užtikrintai jaučiasi Ukrainos imtynikiai ir tai jinai ganėtinai lengvai realizuoja tą savo pranašumą techniniais veiksmais. Na, ukrainietė vėlgi turėjo vieną kovą mažiau ir turėjo daugiau laiko poilsio. Lenkija, štai būtent į šį varžybų etapą, į kovą dėl bronzos pateko po paguodos dvikovos. Ir tik tai prieš gerą valandą jie paskutinį sykį buvo čia ant kilimo ir sugebėjo įveikti savo varžovą iš Rumunijos Mikaelą Munteaną. Taip, dabar matome kova šiek tiek statinioj pozicijai buvo ir arbitras taip pat kelia sportininkas į stovėseną. Bandymas Lenkijos imtynininkės atlikti metimą per nugarą paėmus ranką ir galvą. Tai labai populiarus veiksmas graikų romėnų imtynėse, tačiau jis nepavyko. Ir taip pat Ukrainos imtynininkė užfiksavo padėtį parterį, gaudama už tai vieną tašką. Ir matom vėl kojos užkabinimas 2 kojam. Bet arbitras vėl kelia nepakankamai aktyviai imtyniavo imtynininkė. Ukrainos sportininkė būdama šioje pozicijoje ir todėl arbitras vėl pakėlė imtynininkės į stovėseną. Kągi, 1-0 pirmauja imtynininkė iš Ukrainos ir tai pilnai to užtenka, kad jinai po 20 sekundžių taptų Europos čempionato prizininkė, jeigu niekas nevyks. Ukrainietė pakeliui link štai šio mažojo finalo. Varžybų 8-finalyje nugalėjo Baltarusijos atstovė, po to ketvirtfinalyje privertė pasiduoti Švedijos imtynininkę Sofija Matson, praėjusio beje čempionato viena iš favoričių ir prieš metus užėmusią antrąją vietą. Ir tik pusfinalėje nusileido Rusijos imtynininkė, kurią mes pamatysime finalėje. Katerina Krasnova, Rusijos sportininkė, kovos dėl aukso, o dabar į viršų bus iškelta ukrainietės Julijos Blahinės ranka. Jie laimi šį, vadinkime taip, mažąjį finalą ir užima 3-ąją vietą. Praėjusiais metais, kaip minėjau, pasaulio čempionate jų buvo 3, dabar 3-oji vieta tarp Europos sportininkų. Šioje svorio kategorijoje Azijos arba Amerikos žemyno atstovės lengvos merginos moterys, kinės, korėjietės galbūt gali pretenduoti, jeigu tai būtų pasaulio čempionatas. Taip, žinoma, čia pasaulyje yra labai, sakyčiau, didelė konkurencija. Moterų imtynėse gal ne tokia didelė kaip vyrų, bet pakankamai daug šalių ir pakankamai stiprios imtynininkės atvažiuoja. Galiu tik paminėti, kad, pavyzdžiui, kaip tokį pavyzdį, Skandinavijos šalyse, net ir Danijoje, nėra laisvųjų imtynių, bet moterų imtynės yra labai populiarios ir jos ten vystomos visose amžiaus grupėse.